Turbūt visi esate girdėję tokį posakį rudeninė depresija. Kodėl depresija ne vasarinė, ne žieminė, o būtent rudeninė? Tibeto medicinoje yra 4 sezonai ir kiekvieną sezoną susiaktyvina, galima sakyti, įsijungia skirtingi vidaus organai. Rudenį susiaktyvina plaučiai, o plaučiai mūsų kūne yra susijęs su liūdėsiu. Jeigu žmogus turi kažkokių problemų su plaučiais ar nuolat serga plaučių ligomis, tai reiškia, kad viduje yra sukaupta liūdėsio. Ir būtent rudenį, kai pasidaro aktyvus plaučiai, jie pradeda atnešti informaciją, kuri yra ten susikaupusi. Ir iš tikrųjų, jeigu ten yra prisikaupę daug liūdėsio, tai gali duoti žmogui arba ligas, arba tiesiog ta emocija jinai gali daug labiau pasireikšti. Kurse joga ir holistinis gyvenimas aš esu įkėlusi netgi paskaitą apie rudenį, ką daryti, kad mes išvengtume to liūdėsio, netgi kokį maistą rinktis, kokius kvėpavimo pratimus darytis. Galite įsijungti, pasižiūrėti tą paskaitą. Arba tiesiog rudenį, kas yra labai svarbu, tai rinktis šiltą maistą, šiltą vandenį, taip pat daryti pranajamas, kvėpavimo pratimus. Nepamiršti pasivaikščioti gryname ore, ypač labai tinka rytinis pasivaikščiojimas, kuomet dar būna ta vėsuma tokia, arba vakarinis pasivaikščiojimas. Tai galite išbandyti šitos patarimus ir išvengti liūdėsio, neįkristi tą rudeninę depresiją.